Tai va, labas rytas, antradiena. Nikolė valgo pusryčiai. Tai va, omletas, košės biški, sūreliais. Nu ir čia užkandos mėsytė, sūris, traputis, bananas, arbatytė. A? Ar skanus omletas? Taip? Paragau košytės dar. Nu tai va, gan neblogai. Kaip vaikui tai tikriausiai visko ir nesuvalgys. Eik dar čia. Dar 2. Liko 2. Taip, ir eisim į kitą. Dar vieną turėjo apeit, paskutinį. Viso gero. Tai čia, kaip čia vadinasi ta procedūra? Ai, kontrastinis svoris. Eik dabar į šaltą. Ir po to dar čia grįž. Nu, čia šaltesnis, taip vandenukas. O paskui šilta. Čia 3 ratukus turėjo apeit. Skaičiuok. Kiek apėjai? 1? Ne. Tai va dabar tik 2, eik. Dar vieną turėjo apeiti ratuką. Jau nori šiltą? Eik. Dabar čia 6 ratukus. Va. Atsargiai, tu vaikščiai. Ar patinka? Laikykis už turėklo. Tai va, Nikolė kontrastinės vonės atlieka procedūrą. Vaikšto per akmenukus. Negalima spardyti akmenukų. Tai va, viena vonė su šiltu vandeniu, o kita su šaltesniu. Ir reikia čia 6 ratukus apsukt, tada ten 3. Eik į tą, pavaikščiuk 3. Tada ten 3, tada grįžti čia 6. Tada vėl ten 3. Tada dar kartą grįžti čia, vėl 6, ten 3, tada grįžti čia, biškai pasišildai ir viskas. Nu, tokia 10 minučių procedūra. Vaikui labai patinka. Ar patinka, Nikolė? Nikolė? Akmenuką negalima imti. Aš klausiu, ar patinka tau? Taip. O dabar šilta eik. Tai va. Šiaip kol kas labai patinka jai viskas čia. Net šiandien valgė pusryčių, omletą visą suvalgė, sūrelį suvalgė. Omletas skanus, sakė labai. Nikolė šypsai. Gulėk. Tai va, Nikolė, kita procedūra – masažas. Va, kokia gulė, patenkinta. Patinka? O, tai va. Nugarėlis šildo. Nikolė patinka masažas, tai. Tai va. Išeiname, atleiskite krikštamotę. Ir sumaišime jūsų brangų laiką. Išeikite. Vaikinai.
Мама, я бросла просто. Tai va tokie pietus, atėjom pietaut, šiaip su 2 sriubos, 1 moliūgų, kitą pupelių. Man putelis. Tai ten kotletas, grikiai, vaikas makaroną, vištieną, 2 rūšių, desertas, obuolys. Per arbatos eisim paimsim. Aš putelį noriu. Nu, šiaip neblogai. Putelį noriu sriubos. Tai va, tu įragausi. Tigras. Krokodilą. Krokodilas. Tigras. Zebras. Eina mankštą daryti. Nikolė po procedūrų į lauką eina. Čia va mūsų, čia va visi korpusai. Čia antras korpusas, ten toliau dar eina. Čia man atrodo trečias. Šiaip didelis labai centras ir ten toliau dar eina. Čia tokia aikštelė žaidimo. Nu, supkis. Ar einam prie jūros? Kas tu tokia? Aš kapitonas. Kapiton. Nu tai suk vairą. Oi. Kapitonas. Taik, nučiuožk dabar. Taip, taip, gerai atsisėsk, va čia kojas statyk, rankos laikykis už šitų raudonų ir va taip daryk. Žinai, kas čia tokie? Čia delfinas, matei? O čia slidu. Gali nugriūt. Matai, kad slidu? Nu, šaunuolė. Jo, va, eisim Palangos Birutės parkas. Ten iš karto čia biškį paėjus Gintaro muziejus, botanikos parkas irgi. Jo, tai va mes esam čia. Čia jeigu praseit, tai galima prie jūros daseit. Čia viskas tik va, kelią perėjom, va. Ten Palangos reabilitacijos centras Gintaras. Viskas šalia vietų. Tai va, einam ten. Va, katytė. Einam. Pažiūrėk, koks kelmas. Nikolė ruošiasi užlipti. Aha. Ateik plaukus dar pataisysiu. Nu ką, užlipsi? Neužlipsi. Bet pažiūrėk, koks didelis, tai? Nu pažiūrėk, tėti. Va, pamajok. Sakyk, mama, linkėjimai.
Neužlipsi, einam toliau pažiūrės. Einam ten. Tai va, Gintaro muziejus. Gražus baltas pastatas. Nikolė lapukus renka. Saulė šviečia. Vanažalas tas didelis. Matosi. Mama tik laikai, bet mano lapus. A. Nu, davai išime. Ir palauk daug visą palauk. Imk. Na, dariau jų. Nebereikia mums. Nebereikia. Surinksim dar. Kiti vaikai pamatys ir paims. Kiti vaikai pamatys, mes. Pažiūrėkit, kokio gražumo muziejus Gintaro. Viskas žalia, saulutė šviečia, kai vasara. Tik tai sausio 12 yra dabar. Turėtų būti tikra žiema. Nu kur jis stovi? Jis sėdi. Eik pažiūrėk. Nikolė sakė, liūtas stovi, o nesėdi. Nu, eik patikrink, ar tikrai. Nu kaip jis stovi. A, matai, užpakaliukas sėdi. Stovi. Šypsosi. Dabar einam prie jūros, į muziejų kitą dieną nueisim. A, ten šviesutė dega. Šviesutė dega ten. O ten skylė va. Čia žvakutės uždega. Negalima, paglostyti tik gali. Va tai. Einam toliau, užlipsim į Birutės kalną ir eiksim prie apžvalgos aikštelės jau į jūrą. Valai, užlipam laiptukais ir va. Čia tas Birutės kalnas. Va, gražu, ten jau jūra. Saulutė šviečia. O čia pažiūrėk, kas yra. Trianguliacijos punktas. Įrengtas 3739. Ar supratai? Punktas saugomas valstybės. O tu su kojyte daužai. 20 metrų nuo jūros lygio.
A? Nueinam jau viskas prie jūras. Ateik va jūrą pamatysi. Ne, su juo tik pažaisti galėjom. Čia va kažkada mamytė fotografavo, kai gavusi tarp medžių jai širdelę. Ir tetė video po to sumontavo. Atsimeni? Žiūrėk, kokia jūra rami, vėjo visai nėra. Einam arčiau? Einam. Tik, tik, tik. Iki muziejų. Einam, žiūrėk, prie jūros. Nu, va, tas mados, beveik atėjom, galima užeiti. Vėjo visai nėra, kaip gerai, ne? Ten bus arčiau. Va, gal kažkas namie sėdi. Serga gal ant lovos užsiklojęs. Tai bent gal taip pažiūrės. Kaip sakant, virtualiai prie jūros atsiras. Toliau einam, žiūrėk. Va, saulė šviečia, vėjo nėra. Visai. Nors renkėsi reik maudytis. O, kokio gražumo. Biški ledo yra pradžioj. Negalima kast. Su kojom gali. Va, sausio 12. Žiema. Nė vieno debesėlio. Saulė šviečia. Nu, gal 4 laipsniai yra minusų. O tai išdykėlė.
Greičiau tai pagausiu. Oi, pagausiu tai. Oi, pagausiu. Pagavau. Pagavau. Nikolė mane gaudo. Pagauk. Ir mes piešiam su Nikolė dabar. Trikampį, kvadratą. Dabar širdelę dar tetė nupiešė. Žiūrėk. Graži? Ar graži? Va, veiduką padarėjai? Va, kokia pas mus širdelė. Graži. Apeinam ledo salą dabar su Nikolė. Va čia va ledas iš šitos pusės visur. Ir čia takelis toks. Eina. Einam, Nikolė. Sraigtasparnį Nikolė pamatė. Nikolė pykstasi su varna. Ojei, paėmė pagalį ir viskas, išskrydo varna. Išgazdinai. Tu nugalėjai. O tai, nugalėjai varną, šaunuolė. Einam. Užlipsim dar ant tilto, jau beveik atėjom iki tilto. Va, saulutė leidžiasi jau. Nikolė vis nerimsta. Pasisupo ant supinių, va, savo. Nueinam ant tilto. Pažiūrėkit, kaip akmenukai apšalo gražiai. O. Nu, oras pasaka, vėjo nėra, visiškai šilta. Net be pirštinių vaikštau, niekiek nesušalau. Vaiką tikrinau irgi. Rankos šiltos. Nors kaip ir -4. Jo, čia gali paskęsti, jei nugriusi. Nu va. Eisim jau namų čia tai. Vakarienė mūsų laukia. Ir kaip ir baigsis antra diena. Šiandien visas procedūras praėjom. 7. Tai dabar nežinau, kiekvieną dieną ten gal jau kažką nufilmavau, kažką ne. Šiaip negalima filmuoti. Daug kur paprašiau, ten leido. Nu, svarbu ten, kad nepakliūtų kiti vaikučiai. Gal ne visi nori. Žuviedra. Jo, tai... O, ir gulbės 2, pažiūrėk. Gulbės matai? Jo, tai jeigu trumpai, tai kas ten ryte mankšta, pusė 9 ryto prasideda mankšta,
20 gal minučių Nikoliai patiko ten su kineziterapeute. Apšilimas ten, po to vis ratukų, pratimai. Labiausiai patiko poduką. Popierinį nuo soliuko nupūst reikėjo, nu tai va. Tai va mankštą, nuėjom papusryčiavom, po to buvo jo šitos vandens procedūra po akmenukus pavaikščiojo. Po to ėjom bioptroną, veiduką pašildėm su lempa. Vėliau į masažą nuėjom, Nikoliai pamasažavo. Nugarytė, krūtinėlę pamasažavo. Tada nuėjom pietų pavalgyt spėjom, po pietų į druskos kambarį. Ir po druskos kambario dar turėjom paskutinį tą kineziterapeutą, bet ten 10 minučių jau be nieko. Ne, viskas gerai, katytė. Tai ten jau patys, ten Nikolė ant treniruoklio, ten pažaidė. Viskas jau eisim namučio, pavakariniaut. Šiaip visai smagu, visiems patariu. Nežinau, kaip kitose reabilitacijos centruose, aš pirmą kartą, kol kas visko patenkintas, rekomenduoju. Tai vien buvimas prie jūros jau reabilitacija. Gerai, nežinau, ar dar kažką filmuosiu šiandien. Tai tiek. Va, Nikolė gavo vakarienę. Opa, kaip kerta. Tai buvo ryžiai vėl, buvo višta ir blynai. Tai Nikolė blynų norėjo. Nu ir čia košės dar, arbata, bananas ir biški užkandos. Ar skanus? A? Skanus? O, kai kerta. Nu tai va, tokia vakarienė. Va, trečia diena, pusryčiai Nikolė. Košės, sasiskų, jogurtas, pieno su traškučiais ir užkandos. Ir kiaušinis dar. Jo, ir vaisiai. Eisiu dar arbatos tai paim. Ir agurkas, viskas. Bet tabukai, tata, kodėl penčinės nepaėmė konkursams? Jie labai gražūs, bet reikia ieškoti galūnę. O tata, pažiūrėk, tai pasidylė futla. O taip, Ar slidu? Man labai pasirodė. Labą dieną. Pas mus čia jau, kas čia, penktą diena. Antradienį atvažiavom, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. Penktadienis, šiandien šeštadienis, jo, penktą diena. Per naktį sniego va iškrito. Biški Nikolė laiminga. Atvažiavom, sniego tai nebuvo visai, dabar dar ir pasnygo va, tai visi žiemos malonumai, kaip sakant, vaikui. Tai einam vėl per Birutės parką, 15 minučių kelio ir iki jūros. Nikolė vakar nebuvom prie jūros, ilsėjomės, užvakar buvom, Nikolė paliko ant akmenuko riešutėlių ten surado voverytėm. Pažiūrėsim, labai sakė, nori pažiūrėti, ar suvalgė. Nu, šlapios rankos jau, ar ne? Šaltos? Šiltos? Einam. Tai va, gerai ten prie jūros įsijungsim jau.
Taip? Taip? Nu šok dabar. Nu va, pasivaikščiojom. Valandėlę gerą. Kolė. Mane dūrė su pagaliukas. Žiūrėt. Judam link namučių. Pietukai laukia. Aha, ratas sukasi tikrai. Apžvalgos ratas. Aš norėčiau su juo pasisukti. Nu tai gal norėsim, jeigu nebijosi. Tai va, turėtų gerai valgyti dabar. O man mama Einam pietaut. sako pagaliukas. Nes aš labai
Jo, čia kardinaliai pasikeitė oras pas mus. Čia pirmom dienom visiškai vėjo nebuvo, dabar pažiūrėkit koks vėjas. Kokios bangos. Jau iškart ir žmonių beveik nieks nevaikšto. Ojei. Tai neįsim ir mes turbūt. Na taip. Pavieniai žmonės vaikšto ten. Ant tilto vienas kitas žmogus. Jo, kokios bangos didelės. Neįsim, taip, Nikolė? Tai sveiki visi. Nežinau, įrašysiu čia tokį paskutinį galutinį video. Ant kiek laikas leis, nežinau. Apie tą mūsų pabuvimą Palangos Gintaro reabilitacijos vaikų centre, sanatorijai. Tai va, tai šiandien jau yra paskutinė žiemos diena, vasario 28, rytoj jau kovo 1, pavasaris. Atvažiavome vasario 12. Tai išbuvom 18 dienų, tai pirmadienį kovo 3 išvažiuojam jau. Tai prasmės įrašinėt ant kiekvieną dieną kažką kelti į YouTube nėra, nes tos visos dienos panašios, vienodos. Tai yra procedūros, pavalgiai, vėl procedūros, pavalgiai, eini į lauką, grįžti, pavalgai ir miegot. Tai
Tai iš tikrųjų, nu ko čia pradėt? Tai kas liečia, nu vaikas iš tikrųjų patenkintas, viskas patiko, galvojau, kad labai pasilgs mamos, bet kadangi toks intensyvumas, pramogos, čia mankštos, procedūros taip toliau, tai net nėra kada apie mamą pagalvoti, tai patiko, prie jūros labai patiko, tai viskas gerai, nes biškį bijojau, kad gali būt, kad po kelių dienų prasidės isterikos ir teks namo važiuot, bet Jo, tai apsigyvenom mes pirmadienį, užtrukom gal kelias valandas ten, nu, kaip praeituose įrašuose ten matėt, viską parodžiau gan greit, nu, nemažai popierių visokių reikia užpildyti. Jo, prasidėjo procedūras, tai iš viso per tas 18, kiek čia, nu, 20 dienų turėjom mes bendroj sumoje 80 gal procedūrų. Tai dieną po 4 gaunasi. Bet sekmadieniais procedūrų iš vis nebūna, šeštadieniais būna iš vis minimaliai labai, tai rytinė ten mankšta ir dar vieną kokią kitą ir viskas. Šiaip procedūras jau iki kokios ten 2 valandos pasibaigė visada, tai pavalgai pietus ir prasideda laisvas laikas. Tai jo, tai priminsiu, kad diagnozė pas mus buvo pneumonija, plaučių uždegimas, tai aišku, gydytojo parinks priklausomai nuo jūsų diagnozės tam tikras procedūras, bet procedūrų tikrai labai daug, kabinetų pilna ir manau tikrai pritaikys gydymą reikiamą. Tai kas liečia pačio sanatorijos užimtumą, va, tarkim, vasario mėnesį žiemą, tai kaip man sakė, viena iš darbuotojų buvo užpildytas jisai dabar trečdaliu, tai sakė apie 200 pacientų dabar yra. Tai bendroj sumoje gali priimti iki 600, tai nu toks šurmulys dabar net kartais jautėsi. Jeigu pataikai ant piko, tarkim, pietų ateini, tai gali ir eiliai biškį palaut kokių net 10 minučių, nes ten atžymi kiekvieną ir stojasi į eilę ir eini maistą tą krautis. Tai vasarą manau, kad čia dar daugiau šurmulio. Kas liečia patį maistą, tarkim, tai man patiko viskas, aplamai, nežinau, tik geriausi atsiliepimai. Maistas tikrai skanus, nebuvo nei vieno patiekalo, kur ten nevalgytų vaikas arba aš ar būtų neskanus, ar dar kažkas. Tikrai viskas labai skanu, tik, nu, tarkim, kas mėgsta daugiau druskos, pipirų, tai su savim neškit prieskonius, nes čia jokių prieskonių nėra, apart cukraus biškiai įsidėti į arbatą. Tai kam tikrai reikia, tai pasiimkit su savim. O kas liečia patį maistą, tai pusryčiai, būna kelios košės pasirinkimui vaikui, ir užkandos, ten daktariškos dešros, sūrio, dar kažko, tai prie desertų būna varškės arba sūrelis pasirinkt, kiaušiniai būna virti, omletas būna. Pusryčiam užtenka dešrelių, dar kažko, tai gana. O jau pietus būna tikrai geri, būna 2 sriubos pasirinkimui, viena visada būna tiršta, kokia nors trinta, moliūgų, daržovių, grybų, brokolių. O kita būna jau normali, tai būdavo ir burakėlių, barščiai, kopūstų, ir rūgštynių, pupų, bulvių, makaronų, vištienos, taip toliau. Tai, žodžiu, viena tokia labiau dietiška pasirink, gal vaikui, kita jau suaugusiam. Ir iš antrų patiekalų būna dažniausiai 4 pasirinkimui, tai ir mėsa, ir troškiniai, ir plovas,
ir kepsniai visokie, ir žuvies kotletukai, ir jašmeliai vištienos, tokie kaip šašlykiukai. Vieną dieną net lašišos buvo, kepsniukai, steikai. Prie to visokiausių garnyrų būna, aišku, bulvių košė, ryžiai, makaronai, grikiai, kuskusas būna ir salotų visokių, burokėlių, morkų, šiaip paprastos salotos, kopūstų. Tai va, visko prisikrauni, ko reikia. Ir jo, prie desertų visokių užkeptas obuolys būna. Prie vaisių buvo vynuogės, apelsinai, bananai, kriaušės, mandarinai. Kadangi mano vaikas mėgsta, tai melionų būdavo, tai jai prisikraudavo, jin valgydavo. Jo, ir dar ką gal vertėtų paminėti, kad čia deklaruojama, kad yra švediškas stalas. Bet iš tikrųjų gal kai kurie supranta, kad švediškas stalas gali imti ir kraut kiek nori, kaip kokioj Turkijoj ar Egipte, kur viskas įskaičiuota. Čia taip nėra, čia stovi darbuotojas ir žiūri ir nedaug dėvė įdėsi ten savo vietoj vieno kepsnio 2 arba nežinau, ten kelis garnyrus, tai iškart gausi pastabą. Uždės antrankius ir ant elektrinės kėdės pasodins. Nu, tiesioginė ta žodžių prasme, tai gana jautriai reaguoja. Aš čia vakarais blynų būna dažnai visokiausių rūšių, tai ten vaikas labai uogienės mėgsta prie tų blynų, tai ten net parašyta vienas samtelis uogienės, tai aš ten, kai kelis įdėjau samtelius, tai jo, iš karto mane pribarė ten, tai rytais ten mačiau žmonės vietoj vieno kiaušinio, jeigu 2 paima, tai gauna pastabų. Tai žodžiu, jeigu čia kažkas tikėsitės, kad paimsit ten 5 lėkštes, visko pridėsit po truputį, viską išragausit, kas patiks, valgysit, kas nepatiks, nevalgysit, tai čia taip nesigaus, nebus. Toks savotiškas švediškas stalas. Gali imti, ką nori, bet labai ribotais kiekiais. Tai stebi. Tai, bet pavalgyti pilnai užtenka. Tai, kaip anksčiau minėjau, vaikui pusryčiai, pietus, vakarienė, viskas nemokamai, o slaugančiam asmeniui tik pietus. Bet galima išsipirkti, pusryčiai kainuoja 4 pem, vakarienė 5 pem. Bet neverta, aš neišsipirkinėjau, valgiau tik pietus su vaiku, pietus labai geri, o vakarienė ir pusryčiai tokie, kaip sakant, užkandimui, pavalgymui, tai geriau kažką turėti su savim, čia yra ta virtuvėlė, yra mikrobangė, tai geriau kokios atsivežti. tą pačią kokią pizzą nusipirkti savo vakare, pašildyti, dar kažko, vištos ir užteks. Dabar, ką dar vertėtų paminėti, net nežinau. Jo, tai iš tikrųjų nežinau, kiek žiūrėjau tos atsiliepimus, ieškojau tos informacijos prieš atvykstant. Tarkim, YouTube'ai apie jokias sanatorijas nieko neradau, ten vienos mergaitės gal buvo video įdėtas tokio jau senumo apie Palangos gintarą, bet nedaug ten kas buvo pasakyta, tai apie Abromiškės ir Saulutę iš vis nieko nėra, tai nežinau, tai vat tikiuosi, kad iš tėveliam, kurie galbūt ieškos tos informacijos, spręs į kurią važiuot sanatoriją. Manau, tikrai naudingas bus video, tai palaikinkit, pasidalinkit, parašykit komentarą, gal turit klausimų kažkokių, galit parašyti komentaruose, visiems atsakysiu. Tai mano nuomonė, net nebuvęs aš toj Saulutėj ir Abromiškėse, tikriausiai nebus ten geriau, čia geriausia vieta, kur
kur galima nuvažiuoti su vaiku į tą reabilitacijos centrą, į sanatoriją. Tai, kaip ir sakiau, labai daug čia tų TLK kodų, pagal daug diagnozių čia gydo ir visokiausių čia vaikų yra. Didelis sanatorijos, kaip sakiau, 600 gali priimti pacientų, čia tik biški vasarą baisu gal, kas čia bus, nes dabar toks ramybės metas, greičiau temsta, durys pagrindinės uždaromas, atidaromas tai nuo 8 iki 9 vakaro, tai vasarą sakė 10 uždaro, bet vasarą čia vaikai labiau būna padūkę, tai nežinau kaip. Tuoj duosiu. Nežinau kaip vasarą čia. Tikriausiai gal biški įdomiau negu žiemą, aišku, daugiau veiklos ir pasimaudyti ir taip toliau, bet ir ten bus šurmulys gana didelis. O taip iš minusų praktiškai jų kaip ir tokių nėra kritinių, bet keletą, ką galėčiau paminėti, tai tarkim pas mus kambarį vienas langas buvo toks nelabai sandarus, tai net pridėjus ranką jautėsi, kad eina šaltis, vėjelis, tai čia pataikėm iš tų 20 dienų čia turėjom ir žiemos, ir pavasario čia, ir minuso iki -10, ir sniego pakryto, ir ištirpo viskas dabar, kaip matot. Tai keletą naktų, tai tarkim, taip net jautėsi gan nemaloniai, kad nuo lango pusės eina šaltis. Aišku, ten radiatorius gali pasireguliuoti, tai aš ten daugiau pridėjau tos šilumos. Ne kritinis dalykas. Nežinau, kaip vasarą kondiškis mačiau yra, tai tikriausiai veikia, kai karšta, tai galima turbūt nuslopinti tą karštį. Tai čia toks vienas minusiukas, po to gal antras, kad labai taip, nežinau kaip čia pavadinti, nesandarios durys arba tokios garso pralaidžios sienos. Tai visas triukšmas iš koridoriaus, kaip bėgioja vaikai, kaip riekauja, gana stipriai girdisi. Tai man tas nemaišo, vaikas gal taip keletą kartų buvo atkreipęs dėmesį. Svarbu, kad naktį nebėgiotų, bet būna, kad ir ten kokią 8-9 valandą vakare dar vaikai pabėgioja, mano tarkim jau miega, tai čia nieko nepadarysi toks. Kas dar? Dar vakar vieną dieną buvo elektra dingus, gal gerai po porą valandų. Kaip tyčia man telefonas jau beveik buvo išsikrovęs 5 procentai, tai grinai viskas, nieks neveikia, nei Wi-Fi'us, nežinau, ką ten tvarkė, girdėjau, kad elektrikai vaikšto, bet kažkaip 2 valandas praėjo ir įjungė atgal tą elektrą. Tai viskas, daugiau nieko čia blogo negaliu pasakyti apie tą. Gerai, vaikas prašo pagert vandens, tai ir viskas turbūt. Jeigu dar kažką prisiminsiu, gal papildomai pasakysiu. Tai tokia gavosi mūsų reabilitacija. Vaikui, sakau, patiko, šiaip pagerėjo ir sveikata, pakvėpuoja čia oru prie jūros. Tai dėkui, kas žiūrėjo, tikiuosi buvo gal naudinga. Tada iki kitų kartų. Ate.